Sveiki gyvi, Alvids Masals ir Vatorio komandas. Iš tikrųjų įpijų šitą atvažiavau į karjerą be žvejų, jis dar ten vien žmogus, matau, žvejų. Ir svarbiausia, Denus šitą laukia. Susitikom iš tikrųjų netikėtą pirtį. Ir kadangi buvom viens iš tų laimėtojų, čia kas laimėjai, kada vasarą dariau toj loterijai, vien žodžiu, tai esam nuo tų laikų tapę pažįstami ir manau, kad jau ir draugas tapsam. Tai va, ir mums pasakė, jau nori eiti žvejoti ir norėtum kažkokių produktų. Ir produktą atvažiavo, iš tikrųjų, dabar parodysiu įdomią, pasižiūrėkit iki galą, reiškia, parodysiu to, ko dar negavot nieks nusipirkti ir dar nieks praktiškai nematėt. Visiškai naują dalyką ir tinkami labai gerai žvejoti po ledo. Nors tas ledas dabar dar nėra prastipriausias, būkite atsargus iš tikrųjų ir mes taip labai nesueinam į vien veit, nes jau iš toliai, kas žiūr, sak, biški linkę esate to veito. Bet kadangi aš čia žinau, kad to veito nelaba giliai, tai jeigu ir įkrėsiam, nektuik, bus geras video. Tai va, dabar norės parodyti, nežinau, jeigu gal išarčiau biškėl. Reiškia, kas čia tokie ir. Aš tau duosiu palaikyti, va čia ir laikiklė, reiškia, tiem vulkanam. Tai ir va laikiklis dideliam vulkanau. Palauk, aš įsidės, gal taip iki šiandien, kanoilės, viskus surodys, kad ten žinotum ir taip toliau. Va. Ir vulkaną jūs tus jau naudojat vulkanus ir tikrai nemažą papirkot, šaunuolę, tikiu, kad pasiteisinčiai ir papras laikiklis vedo viskas ok. Bet dabar ir va, jau nauja, reiškia, bet tai ir turbo vulkans. Kas į turbo? Ons daug burbuliukų šnipštėmi, mes galėsim kažkur veinį mesėm į kokį skil pasižiūrėti ir nufilmauti. Vienu žodžiu, turbins reikals. Kaip sakiau, mums atrodo viskas tas pats, va, čia į papras vulkans, kuris iki 2,5 valandos terps. Tas terps, nežinau, nu, tiksliai neaišku, tokiam šaltai mundinė, bet pos valandos kažkur, bet stipriai daug tų visokių burbulų ir taip toliau. Tai va, Pijus irgi žvejoja dabar, kiek supratau, ant ešer, bet būtum įdomi gal su tokiu pažvejoti. Tai va, susidėliuosiam, kada jau žvejuos galėsiu perduoti, bandykit. Ir reiškia, dar noriu patikslinti, va, aš šitą dedas ant to laikiklį. Didžiais vulkans, uns vein sver 70 gramų. Ir jūs įsimet, bet galite be laikiklį. Juk jeigu jūs žvejojat kažkokiu, tai tiesiog, jeigu žinot, kad dognus nietan veinė dumblą neprarysano, tiesiog įmetė nerekne laikiklį ir žvejok tu veitom. Naujovė. Kas ir naujovė? Naujovė mažė vulkanelė. Vulkaną. Čia mažas turbo vulkans, va, pavyzdį, kuris dedas ant mažo laikiklį. Va, užsidėt mažas laikiklis ir, kaip sak, ryšį prie, nesvarbu, į kiaurą skylėlį galit praverti, galit čištą karabinį įsiverti, visi žvejai esat mondri ir prisikabinsit, kaip tik norit, nes čia visas galimybės, kokias yra reikalingas, kad galėtum normaliai prikabinti. Turbo vulkans. 15 minučių, pilna daug debesį, kvapą, čia irgi dauna česnaks. Ir vienu žodžiu superinis dalyks ir va galės bandyti. Čia viskų dedu denau, reiškia, toliau aš dar įdėjau papildomą čia va šitą į turbo vulkaną mažį, nes kadangi mums bei drėgmės, reikia išsėmė lauk, galėsime mėti į akį, tai ne, galėsim padaryti tai. Ir tas garsus toks pliumtas laik šviežiai mes, kas 15 minučių po vein, kas 20 minučių po vein įmėti to veit, kur žvėjuoji ir tikrai žuvis labiau susidomės. Kuo aš dar turiu? Turiu, denau nupirkau, reiškia, prožektorių. UV, matot, UV prožektorius, todėl, kad norint, kad tai išveistom, reiškia, mums reikia apšveisti. Gali apšveisti su paprastu prožektoriu, bet apšveitų su paprastu prožektoriu 15 minučių tešveit. Bet jeigu jūs kas 15 minučių ištraukat, 30 sekundžių pašveitat ir uns vėl 15 minučių šveit. Apšveitų su UV prožektoriu iki valandos laiko uns šveit ir kas jau mums stebat žiūrėjot video dariau, tumso rodžiau, ką pans gera šveit. Va tiesiog, nu, va taip šitą palaiką iš vienos pos iš kitos, va, kabutė spindulė, nesvarbi, tai mažėja, irgi va taip pat apšveiti ir uns, reiškia, puikiai šveiti ir po vandenio gal pakankamą gerą priviliuoti žuvį, ypatingą karšė. Tu jau patikrinau, aš dėjau didelis girlendas pakankamą, labai daug šveisos į karšę iš tikrųjų atplaukia į to šveis. Tai ir fakts. Apie kitą žuvis neturiu komentarą. Raudelis, kaip sakiau, jėdis, smėlį, žvyrį, janos neaišku, suprantu, nebeinė to šveisos ir nėra tikslaus atsakym, bet manau, kad raudelėm irgi bus super. Bet ten būdavo didelį girlendą, daug šveisos ir tai galėjai ir tus kapavys tada lynus baidyti. Bet gal kada nedaug tokių šveisėlis, bet gali pamatyti, kaip sakė, ir tomse mundinė, tai gal duoti gan neblogą rezultatą. O rezultatą turėsim požeimus, kada daug žvejų žvejos ir pakomentaus. Nes būtum gera, kad pasidarytum, kaip pavyzdį, veino
ekite žvejojat su šveičiančiu, o už porą metrų nesušveičiančiu, iki prikatro labiau plauks. Aišku, vulkaną reikėtum dėkti toj pat. Vienu žodžiu, Danai, čia tau, dar kas yra. Ir laikiklis, va, irgi toks, kur dar nematėt, reiškia, untano gali uždėti dotus mažus vulkanus, gali dėti do turbo, jeigu nori, bet ir neturbo, paprastą vulkaną. Tai ku gali padaryti vien dėti turbin, kuris daug staigia ir daug, reiškia, efektą. O kiek užsidėdi neturbin, žiūri, kiek tronkė traukia lauk ir vien žodžiu, tų galimybių čia ir daug. Toliau, dar variantą. Įdedu šitą va, ką pradeda gauti, sušalusias nagas. Turbo dauna. Čia nebėjo paprasta dauma. Čia į turbin ir gali pėlti ekį, ten gali, jeigu nori su kažkokio pašaro masalo, pavyzdį, dedu, pražiūrėk, turiu pamaišyti viską sok. Vienas iš geriausių ir fainiausių dalykų, kas man ypatingai, pavyzdžiui, jeigu mes paimtumėm dabar tų pat vulkaną, nesakykime vien, ar didelį, ar mažą, nesvarbu, tai yra turbo dauna, va, su tokiu fainio laikikliu, palaikyk dabar tubiškėl, tus dedu čia, reiškia, ana yra lipni ir jeigu vat, pasižiūrėkit, ana reiškia, va, matot kokį? Labai gera prikimb, ar prie to vulkaną, nežinau, jis norit ant to dzeką, galit užklejauti, viso reik testuoti. Kuta žuvis tokiu šalto sezonu labiau norėt vasaros metu, čia nekalbus niekada pasiteisin, norim boilį dėk, kaip sako, ar nori. Ir čia jau yra specialiai padaryta, na, labai kimb. Tai va, visų tai dalykam, šitą va, Danai, tau dovanų, kadangi labai džiaugausi iš tikrųjų, esmė ir čia nedovans ir nereklama, esmė ir, kad tokie jauni bachūra šitą tiesiog eina žvejoti, eina į gamtą, nesėt prie kompiuteriaus ir, kaip sakėm, gamtos vaka. Tai aš pats toks pats buvau mažas irgi daudavos vis laiką, apsak, po miškus, po krūmus. Ir labai patinka, kad va, toks jaunims šiandien diena yra atvažiuojant žvejoti, kur, kaip sak, mažiau laik leid prie kompiuteriaus, bet daugiau bendraujant su gamta ir tai ir superinis dalyks. Tai va, Danai, šitą žvejok šiandien gal nelabai bespės, nes kadangi parduotuvė negavom, ko negavom nusipirkti? Matylių. Pink. Tai va, pinku, ko ten dar. Tai va, rytoj jau, sakai, už valandos bus, vien žodžio parduotuvė neižvyno čia mažeikius ir vien žodžio nusipirksi, nuvažiausi, jeigu kas skumbingi, blogiausia atveju ir aš priveš, nes dažnai miestai būnu, suprantaučiau, steikiai mėgiamai veitą. Tai va, žvejok ir tikiuosi, kad tau seksės, tu gali net šiandien įsimesti keletą vulkanų, gal mes jau kartu ir to veitų jau pašerto žuvį. Ir jeigu rytų planuoja atvažiuoti, jau ta žuvis stovėti žinos, kaip sak. Ir mane paskumink dar privažiuos, pažiūrėsim, kas kimb, nekimb, nu vis tiek įdomi. Nes žeimos pradžia, pirmieji ledą negeras kom gal. Ir vienu žodžiu, reikia pradėti judėti po to. O jūs visų tų produktų, kur rodžiau jau pirmadienį atsirom parduotuvėje ir antradienį jums galėsim įsiųsti. Žvejokit, testuokit, bandykit, Danai, tai va. Ačiū Jums labai. Nėra, čia užkų tiesiog, sakiau, aš esu patenkins, kad jaunims step jodi priekį. Tai va, viskas super, pijus šitą, negalėm į krūvų suėt, kad nenuskestam, nes aklets links. Danas ir Alvyds Masalas visiems, pradedam žvejį po ledu. Iki.